Pristatau Nacionalinės mokėjimo agentūros žemės ūkio technikos vertinimo projekto projektą patį, kurį sudaro 3 lentelės. Lentelės yra sudarytos sekančia seka, tai yra žemės ūkio technikos našumo skaičiavimo lentelė, dienų skaičiaus technologiniam procesui atlikti lentelė, bei skaičiavimo variklio galios poreikio pagal padargą lentelę. Detaliai dabar apie kiekvieną lentelę norėčiau ir papasakoti, iš ko jinai susidaro ir kokius duomenis jinai turėtų turėti, vertinant žemės ūkio techniką, skaičiuojant žemės ūkio techniką pateiktiem pareiškėjam. Kaip matote, B stulpelėje mes turime žemės ūkio technikos pavadinimą. Čia žemės ūkio technikos yra apie 30 vienetų, pradedant traktoriais, kombainais, purkštuvais ir gyvulininkystės bei daržininkystės žemės ūkio technika ir padargais. Kai projekto pareiškėjas atsineša projektą ir prašys, sakykime, sėjamosios kombaino ar ten trąšų barstomosios, tiesiog pasirenkat vieną iš eilučių ir jūs toliau galite tęsti vertinimą, pagal ką reikėtų tada našumą paskaičiuoti, ar šitas padargas ar technika tinkama yra jo ūkio plotui, gal jinai yra per didelė, o gal jinai yra netgi per maža. Kaip tai padaryti? Taigi našumą vertiname pagal žemės ūkio technikos našumą vertinsim pagal numatytus parametrus. Taigi kombainą, jeigu vertinsit, norėtųsi, kad įrašytumėt pjaunamosios plotį, nes pjaunamoji pati nuima derlių, kaip greitai įvažiuos kombainas, kokie laukai, kokie dydžiai mes vertinsim paskui vėliau. Taigi kombainą vertinant reikėtų įrašyti D stulpelyje skaitinę reikšmę, kokio dydžio arba kokio pločio yra pjaunamoji. Vertinant purkštuvus, vertinsime sijų plotį ir D stulpelyje reikėtų įrašyti, o koksgi sijų plotis yra pareiškėjo pareiškoje. Ir panašia eiga reikėtų suvesti šituos duomenis. Toliau matom, kad yra tiesa, dar reikia paminėti, kad tik žalias stulpelis arba žali langeliai yra Nacionaliniai mokėjimo agentūrai galimi įvesti. Taigi kitos baltai pažymėti langeliai arba geltonai pažymėti langeliai jums bus blokuoti, bus neprieinami, jų keisti negalime. Tik vieninteliai parametrai, kurie yra žali, jums bus pasiekiami keitimai. E stulpelėje matom, jog yra važiavimo greitis ir važiavimo greičio jūs negalėsit pasirinkti. Kombainų važiavimo greitis, purkštuvo, sėjamosios plūgo važiavimo greičiai yra parinkti vadovaujantis agrotechniniais reikalavimais ir tai nėra didžiausi skaičiai, tai yra vidutinės reikšmės, kokiais greičiais gali važiuoti kombainas, purkštuvas, skutikas, krautuvas ir panašiai ir panašiai. Taigi šitie duomenys yra vidutiniai, jie nėra patys aukščiausi ir nėra patys žemiausi. Matom, tolyn yra laiko panaudojimo koeficiento lentelė, vėlgi vadovaujantis ir peržiūrėjus duomenis mokslinėje literatūroje, mokslo populiarinimo šaltiniuose, užsienio literatūroje buvo išrinkti laiko panaudojimo koeficientai. Ir matom, jog kombainui laiko išnaudojimo koeficientas yra 60, purkštuvo 50, sėjamai 70%. Tai reiškia, kad tiek kombainui, tiek purkštuvui, tiek sėjamai mes leidžiam ir turim galimybę įvertinti galulaukėse apsisukimus padargams, gedimus padargų arba žemės ūkio mašinų. Taipogi užsikišimus, pareguliavimus, sustojimus, pervažiavimo iš lauko į lauką ir panašus dalykai, kurie realiu metu vyksta iš tikrųjų žemės ūkyje.
Taigi, kaip pavyzdys, laiko panaudojimo koeficientas 60 javų nuėmimo kombainui, tai reiškia, kad mes 40% laiko galim ir leidžiam skirti kombainininkui pervažiuoti iš lauko į lauką, nusikabinti, prisikabinti pjaunamąją, atlikti reguliavimus išlipus iš kombainų, kažkiek tai pasireguliuoti. Ir G stulpelėje mes turim skaičiuotiną reikšmę iš suvestų mūsų šitų duomenų, jog 12 metrų pjaunamoji gali nuimti iki 4,3 hektarų per valandą. Jeigu aš ir pakeisiu, sakykime, šitą skaitinę reikšmę, kad pjaunamoji yra 10 metrų per valandą, šitą atsiprašau, 10 metrų pločių, tai gaunasi, jog hektarų skaičius yra 3,6 per valandą. H stulpelis, gal jisai nėra labai informatyvus ir jums, sakykime, vertinant projektą, tačiau galite suprasti, jog tai yra minutės ir tai yra 17 minučių ir per 17 minučių gali nuimti 1 hektarą su 10 metrų pjaunamąja. Taigi šitie duomenys, skaitinės vertės, skaitinės reikšmės yra labai svarbu. Norėčiau atkreipti dėmesį, kad kiekvienas padargas turi savo individualų parametro pavadinimą. Jeigu skutikoje yra darbinis plotis, tai trąšų barstomai maksimalus svoris, priekabai, puspriekabai keliamoji gale, teleskopiniam krautuvui svoris ir aukštis, sodinamai vagų skaičius, ravituvui taipogi vagų skaičius, pašarų dalytuvui tūris. Taigi šitie parametrai yra kertiniai parametrai, kuriuos pateikia ūkininkas savo paraiškose ir jie turėtų būti ir suvesti jūsų skaičiavimui. Taigi, nepaminėjau dar pirmoje eilutėje esančio traktoriaus skyrių ir čia būtina atkreipti dėmesį į stulpelį esančius komentarus. Iki 50, iki 49, tarkim, hektarų ūkiui taikyti 66 kW galimybę įsigyti tokį traktorių. Nuo 50 iki 90 hektarų siūlytume taikyti iki 88 kW galingumo traktorių įsigyti. Ir jeigu jau ūkininkas turi 100 hektarų ir daugiau, taikyti, kaip ir čia pavaizduota, parašyta, taikyti, naudoti skaičiuoklę. Skaičiuoklė nenaudojama šioje vietoje, jeigu ūkininkas turi mažiau negu 100 hektarų. Taigi, pirmoji lentelė, kaip ir minėjau, yra skirta žemės ūkio technikos našumo nustatymui, tačiau tai irgi dar nieko nesako, tai tik parodo galimybę žemės ūkio pačios technikos. Klausimas, ar ta technika atitinka ūkio poreikius ir kiek jinai atitinka. Šitam klausimui išspręsti yra antroji lentelė. Ir antroje lentelėje, matot, yra dienų skaičiaus technologiniam procesui atlikti lentelė. Taigi, kaip ir minėjau prieš tai, B kolonoje pasilieka žemės ūkio technikos pavadinimas, C kolonoje mes jau turim įdirbamos žemės ploto hektarais kiekį. Ir kaip pavyzdys, jeigu mes turim ūkį 150 hektarų, mes galim čia įrašyti jau skaičių, galim keisti ir 400 čia hektarų įrašyti, galim ir 200 hektarų įrašyti ir mes matom, kaip keičiasi va šičia parodymai. Taigi, toliau mes turim D koloną, vėlgi skaitinė reikšmė, jinai atsikelia iš pirmosios lentelės, jos koreguoti mes neturėsim galimybės. E stulpelyje yra, kaip matote, įrašytas darbo laikas valandomis per dieną ir vadovaujantis Lietuvos įstatymais mes nusprendėm, jog iš tikrųjų 8 valandų darbo laikas yra ir būtų pats optimaliausias, kurį mes čia siūlom ir rekomenduojam palikti.
Tai reiškia, kad skaičiuoti lygiai taip pat vėlgi leidžia įvertinti, jog kombainas turėtų būti arba purkštuvas, arba kiti padargai galėtų jau būti netgi ir šiek tiek galingesni, dėl to, kad mes iš praktikos žinom, jog esant geriem oram, tinkamiem oram, tinkamam oro sąlygom, tinkamam pasėlio, tinkamam sąlygom, ūkininkai tikrai dirba ne tik 8 valandas, dirba ir 9, ir 10, ir 12, kartais ir 14, kartais matom laukuose dirbančius ir visą naktį. Tačiau mes nenorim įpareigoti ūkininkų dirbti visą naktį, tiesiog ir kombaino, ir kitų padargų paskaičiavimai vyksta būtent tik dirbant 8 valandų darbo dieną. Tai suteikia ūkininkam galimybę gauti šiek tiek galingesnės mašinas, šiek tiek galingesnės kombainus, padargus, kad jie galėtų laiku nudirbti darbus. F stulpelėje mes turim pakartotinų važiavimų skaičių lauke, kurio taipogi negalėsim keisti. Ir pakartotiniai važiavimai čia surašyti kai kurie vienetais, kai kurie dvejetukai surašyti prie siejamosios. Ką kartotinų važiavimų lauke skaičius nusako? Jisai pasako, ar reikalinga važiuoti per lauką antrą kartą, atlikti technologinį procesą. Taigi, kartant pravažiavus su javų nuėmimo kombainu per lauką, turbūt antrą kartą važiuoti per ražieną su kombainu ir atlikinėti derliaus nuėmimą jau niekas turbūt nebedaro. Sėjai turbūt mes lygiai taip pat nevykdom sėjos darbų 2 kartus per tą patį lauką, tą pačią dieną turime omeny. Suarėme kartą, turbūt arti tą pačią dieną turbūt neberėme šito lauko. Tačiau su diskiniais skutikais ar nuraginiais skutikais gali tekti lauką pakoreguoti, tačiau vėlgi tai nėra visame bendrame lauke. Labai retų atveju, kada prireikia skusti 2 kartus visą lauką. Skutamos gal yra pavieniai plotai lauko dalyje ir panašiai. Taipogi purkštuvams ir tręštuvams yra paliktas kartotinų važiavimų skaičius lauke vienetas. Paliktas vienetas todėl, kad tiek purkštuvai, tiek tręštuvai per lauką važiuoja, turbūt tikrai galima pasakyti, laukų važiuoja per sezoną gal 3, 4, gal ir 5 kartus. Tačiau jie nelaikomi kartotinais važiavimais vien todėl, kad jeigu mes gegužės pradžioje išvažiavom purkšti chemikalų, tręšti laukus su purkštuvu, sakykim, skystomis trąšomis, tai mes atliekam vieną kartą lauke šitą procesą su tam reikalingomis cheminėmis priemonėmis. Ir laukas paliekamas stebėjimui, mažiausiai turbūt 5 dienas, 6, 7 dienas. Ir jeigu reikia važiuoti iš naujo, kadangi, tarkim, nesuveikia chemija, nesuveikia trąšos, arba mes norim dar papildomai jį pamaitinti, tai nėra papildomas važiavimas. Tai yra sekantis važiavimas su kita chemija, su kitomis trąšomis. Ir taip mes per sezoną mes atliekam visų purškimo darbus. 5 tegul būna įvažiavimų į lauką purškimo darbus. G stulpelėje yra atliktų darbų kiekis hektarais per dieną, taigi kokį parametrą mes įsivedam skaitinę reikšmę D stulpelėje, pirmoji lentelėje, įvedam hektarus ir mes matom, kiek hektarų galima su tokiu kombainu, purkštuvu, ten ar siejamąja padaryti. Ir technikos našumas per valandą lygiai taip pat atsikartoja iš pirmos lentelės. Kaip dabar žinoti, ar kombainas, purkštuvas ar sėjamoji, ar skutikas yra tinkamas jūsų ūkiui? Į stulpelis nusako, koks paskaičiuotas yra dienų skaičius šitam darbų atlikimui. Tarkim, mes turim 150 hektarų ūkį su 10 metrų pjaunamąja, dirbam 8 tik tai valandas, kaip ir minėjau prieš tai, 60% laiko panaudojimo koeficientų kombainui, tai jam 150 hektarų ūkininkui reikėtų 5,2 dienų nuimti savo derlių. Taigi iš tikrųjų tinka ar netinka šitas dabar laikotarpis, galėtume paklausti.
tam, ar tinka ar netinka laikotarpis, 5 ar 6 ar 10 dienų, mes turim J stulpelėje kitą eilutę, tą eilutes, kur yra numatytas rekomenduojamas dienų skaičius darbų atlikimui. Rekomenduojamas dienų skaičius darbų atlikimui taipogi yra paimtas iš literatūros, iš mokslinių straipsnių, kur yra rekomenduojama per kaip greitai reikėtų atlikti purškimo darbus, kaip greitai atlikti kombainų derliaus nuėmimo darbus, sėjos darbus. Ir mes čia matom, kad derliaus nuėmimui vienai kultūrai, sakom, jog reikėtų per 3-5 dienas nuimti tai. Purškimą reikėtų atlikti, konkretų purškimą reikėtų atlikti bent jau per 2-3 dienas. Negalim laukti, kol ligos, vabalai įsibujos ir tada jau nebeteksim savo ir kokybės ir panašiai. Lygiai taip pat su kombainu. Negalim tempti derliaus nuėmimo iki 70 dienų, kai yra lietus, kai yra vėjai, grūdas toliau noksta ir iš tikrųjų nebetenka savo kokybės. Sėją mes turim pabaigti vieną lauką mažiausiai per 4 dienas. Turbūt visi norėtų tikrai padaryti per kur kas trumpesnį laiko tarpą. Taigi purkštuvas dar papildomai yra skaičiuojamas ir nepamirškit dar vieno atvejo, tai yra K stulpelis, K stulpelyje yra taipogi sufleriai, komentarai, ties kiekviena eilute, tarkim, kad ir imkim purkštuvo eilutę, skaičiuojant purkštuvą, suvedamas hektarų skaičius yra sumuojant vasarinius ir žieminius augalų plotus ir kurių plotai yra didžiausi, šitas laukas yra suvedamas. Tarkim, ūkininkas turi 500 hektarų, iš jų yra žieminių 300 hektarų. Tai šičia suvedam 300 hektarų. Jeigu mes sugebam su purkštuvu atlikti darbus 300 hektarų žieminių kultūrų, tai mes tikrai suspėsim atlikti darbą vasariniam kultūrom su 200 hektarų. Ir matot, koks yra skaičius. Jeigu mes 200 hektarų mums reikia 1,7 dienų, kai rekomenduojama yra 2-3, tačiau jeigu turim 300 hektarų žieminių, tai jau mes turim 2,6 ir puikiai mes telpam ar ne į tuos rėžius. Lygiai tokia pati logika ir metodika yra visiems kitiem padargam ir būtina atkreipti dėmesį į šitos komentarus, kas yra rekomenduotina, nes visų gal variantų neįmanoma, sakykime, išskaičiuoti, būtina šiek tiek yra aprašomosios dalies, taigi jūs dar papildomai turėsit ir aprašomąją medžiagą, kurioje galėsit ir pasiskaityti. Pristatau trečiąją lentelę, tai yra variklio galios poreikio pagal padargą paskaičiavimo lentelę, kurio šiuo metu ir matot. Lygiai taip pat atsikartoja pirmieji 3-4 stulpeliai. Tai yra žemės ūkio technikos pavadinimas, parametras, skaitinė reikšmė, kurių jūs įvesti negalit, kurie buvo įvesti jau prieš tai, jūsų pačių. Ką jūs galit dar tik įvesti ir matot, yra žalia spalva pažymėti jum laisvi langeliai, kur jūs galit pasirinkti F stulpelyje kai kuriuos parametrus. Ir apie juos trumpai pakalbėkime. Tarkim, stovi ties kombainų galimybė pasirinkti arba vienetą, arba 1-2. Jeigu tai yra vienetas, mes renkamės visą laiką, mažiausiai galingą, tai reiškia klavišiniai kombainai. Ir žiūrėkime, yra į stulpelyje, yra sufleris, rotoriniams kombainams rinktis koeficientą 1,2. Jūs galite pasirinkti 1,2 ir jums pasikeičia skaičius variklio galių kombainui. Jeigu ūkininkas paraiškoje pateikęs yra klavišinį kombainą, pasirinkame vienetą. Jeigu renkasi ūkininkas rotorinį kombainą, pasirinkame 1,2. Toliau sėjamosios plūgai, skutikai, čia truputėlį kitas yra variantas, kai mes turim atsižvelgti į dirvožemio tipą. Ir dirvožemio tipai yra aprašyti apačioje. Kai renkantis vienetą 1,1, 1,2 ir 1,3 koeficientus,
Šitie koeficientai atitinkamai reiškia, vienetas reiškia, kad ūkininkas turi priesmėlio dirvą, 1,1 reiškia, kad ūkininkas turi lengvą dirvą ar vidutinio sunkumo dirvą. 1,2 reikėtų rinktis, kai yra priemulis pas ūkį. Jeigu yra priesmėlis lengva dirva, tačiau yra kalvota, rekomenduotina rinktis 1,2 vis tiek. Na ir rotoriniam kombainam čia šiek tiek atsikartoja, kad 1,2 koeficientas. 1,3 koeficientą siūloma rinktis, kai yra sunki dirva ir molis. O tokių mes dirvų tikrai turim ir Šiaurės Lietuvoje. Taigi, grįžtant prie lentelės, mes vėlgi galim ties sėjamąją, ties plūgu rinktis skaičių kombinacija, būtų vidutinio lengvumo, būtų sunki dirva ir mes matom, kaip keičiasi minimalios ir maksimalios galios poreikis būtent 3 metrų sėjamai. Jeigu turim plūgą 2,2 metro užgriebio pločio ir rinktumėmės molio, sakykime, dirvą, šiuo metu mes matom, kad iki 100 kW mums leidžia, jeigu molio dirva pakruojais pasvalys, galim jau turėti ir 117 kW traktorių leisti įsigyti. Taigi šitie parametrai yra svarbus, atkreipkite dėmesį, parenkant variklio galingumus. Šitas koeficientas ženkliai gali pakeisti ūkininko galimybę pasirinkti vienokio ar kitokio galingumo traktorių. Pamodeliuokim keletą pasirinktinų variantų su žemės ūkio technikos paraiškose esančia technika. Kaip ir minėjau, rinkimės pradžioje dabar traktoriaus pasirinkimą. Kai ūkininkas turi, kaip ir minėjau, mažiau negu 100 hektarų, sakėm, jog renkantis traktorių iki 50 iki 49 hektarų, taikyti 66 kW traktoriaus galingumą. Tai reiškia, tokį galingumą traktoriaus galim leisti įsigyti. Vėliau, jeigu tai yra 50 ir 90 hektarų, mes leidžiam įsigyti iki 88 kW galingumo traktorių. Ir kaip paminėta pastaboje, tai yra daugiau kaip 100 hektarų naudoti skaičiuoti. Taigi, jeigu mes čia įsivedam 100 hektarų žemės ūkio plotą ir einame žemyn, taigi mes matom, jog 100 hektarų mes jau galim leisti turėti 112 kW iki 112, nuo 89 iki 112. Ir kuo tas skaičius didesnis, tarkim, mes turim 150 hektarų ūkį, tuo metu traktoriaus galingumas leidžiamas iki maksimalus iki 168 kW, nuo 134 iki 168. Kiltų turbūt klausimas, ką daryti, jeigu ūkininkas turi nuo 90 iki 100 hektarų. Na ir kaip pavyzdys, gal mes pasirinkim, ūkininkas turi 96 hektarus. Jeigu nueitume žemyn prie lentelės variklio poreikio skaičiavimo, tai mes matom, jog galim leisti nuo 86 iki 107 kW. Pamenat, mes minėjau, jeigu tai yra iki 90 hektarų, tai ūkininkui leistume 88 kW tokio galios traktorių. Taigi, jisai kol kas irgi patenka į tą tarpą. Esant poreikiui, aš visgi siūlyčiau šiek tiek atsižvelgti galbūt galimai į tą lentelę, bet nuo 88 iki 107 tai yra, kad ir nelabai didelis tarpas tų kilovatų diapazonas, tačiau galimybė įsigyti ir leisti iki 107 su 96 ar 95 dar šiek tiek mažesnį, bent jau šiek tiek didesnį negu 88 kW, būtų racionalu. Toliau, kaip pavyzdys, jeigu imtume kombainą ir imtume 10 metrų pjaunamąją, mes matom, jog jis gali nudirbti per valandą 3,6 hektarų. Tačiau nekalbam dar apie hektarų skaičių.
Taigi kombainams, jeigu mes imtume, kad ir 150 dabar hektarų plotą turimą, tai jisai darbą atliktų per 5 dienas. Čia reikėtų pažymėti, kad lygiai taip pat kaip ir purkštuvams, rekomenduotina būtų hektarų skaičių įvesti, sumuojant vasarinių arba žieminių augalų plotų dydį. Tai reiškia, jeigu mes turim žieminių augalų didesnį kiekį, tai vedam žieminių augalų visus plotus. Jeigu mes turim vasarinių augalų apsėtą plotą didesnį, vedamas yra žemės plotas vasariniais augalais apsėtais. Na ir kaip pavyzdys, jeigu minėčiau, kad yra 500 hektarų ūkis ir vasarinių yra 150, tai ūkininkas gali susitvarkyti per 5,2 dienas. Tai reiškia, mes daugiau mažiau papuolam į šitą tarpą. Jeigu mums reikia galingesnio kombaino ir mes renkamės 350 šitų hektarų, matom, kad jisai prasilenkia šiek tiek ženkliai prasilenkia su rekomenduotinų dienų skaičium ir tokiu būdu mums reikia suvesti tokį pjaunamosios plotį, kad jis atitiktų mūsų reikalavimus. Taigi ir šiuo metu, netgi, sakykime, 350 hektarų turint, jau jisai vėluos gerokai. Mes didesnių pjaunamųjų turbūt Lietuvoje nelabai turim, kaip 12, yra dar pasaulyje 14 metrų. Tai reiškia, kad ūkininkas nudirbti savo darbų negalėtų agrotechniniais reikalavimais. Tai reiškia, kad mes norim ar nenorim, turim leisti jam pirkti patį maksimaliausiai didžiausią pjaunamąją, tai yra kombainą, galingiausią su 12 metrų pjaunamąją. Ir tai reiškia, kad jis ir tai vėluos nudirbti savo darbus. Tai tik tai vėlgi paaiškina, jog ūkininkas turėtų turėti savo kieme dar antrą kombainą. Dažnu atveju taip ir būna, kad ūkininkai tokiuose jau plotuose turi ne vieną kombainą, turi dar vieną pagalbinį kombainą, kuris leistų šitą skaičių sumažinti. Ir jeigu mes čia turėtume, sakykime, skaitinę reikšmę, kad tai yra antras dar kombainas ir čia atsirastų 24 skaičius, tai mes matom, kad jis puikiai tada sutaptų. Tai yra 2 kombainai su 12 metrų pjaunamąja. Tokiem kombainam 12 metrų pjaunamąją stumiančiam kombainui iš tikrųjų reikia galios, jeigu mes imtume kratiklinius kombainus, galim suteikti iki 447 kW galingumą. Iš tikrųjų, iš kur tos galios čia yra išskaičiuotos. Galingumai kombainų yra išskaičiuoti pagal remintis Lietuvoje veikiančiais atstovais, žemės ūkio technikos pardavimo atstovais, jų pateikiama informacija ir internetiniuose puslapiuose. 12 metrų pjaunamoji tikrai turės, 12 metrų pjaunamai tikrai reikia galingesnio kombaino ir tai yra metrui paskaičiuota, kiek reikia turėti arklio galių. Ir klavišiniam kombainui reikia iki 447 kW galima jau skirti ir rotoriniam kombainui tikrai reikia galingesnio, kadangi jisai turi nemažai reduktorių, krumplinių pavarų, grandininių pavarų, kurios atima nemažai energijos. Vertinant, tarkim, purkštuvą, matom, jog tai yra pasirinktas dabartiniu metu 24 metrų užgriebio pločio purkštuvas su vidutiniu važiavimo greičiu 12 metrų ir 50% laiko išnaudojimo koeficientu. Tai reiškia, jeigu ūkininkas, ir kaip minėjau, mes suteikiam galimybę dirbti tik 8 valandas, taigi ūkininkas tai dienai dirbtų tik tai 4 valandas ir purkštuvas paskaičiuotas tikrai tinkamam darbui tik 4 valandom. Tai reiškia vėl, kad
Su 24 metrų sijų pločiu, dirbant 300 hektarų, tas vadinamas 8 valandas su 50% panaudojimo koeficientu, jis galėtų nupurkšti per dieną 115 hektarų. Ir tai reiškia, kad jis gali padaryti 300 hektarų nupurkšti per 2,6 dienas, kai rekomenduojamas dienų skaičius yra tarp 2 ir 3. Jeigu imtume vėlgi tą patį variantą, kaip su kombainu, tarkim, mes turim žieminių augalų 350 hektarų, pasirinkim 350 hektarų. Ir mes matom, kad jisai tikrai daugiau mažiau atitinka mūsų lūkesčius. Su 24 metrų purkštuvu jisai puikiai gali nupurkšti 350 hektarų per rekomenduojamą dienų skaičių. Esant reikalui, jeigu mes rinktumėmės sijų plotį, tarkim, 30 metrų, tokiu būdu atsirastų 350 hektarų nupurkšti su 30 metrų užgriebio pločio purkštuvu, pataikomi 2,4 dienos intervalą tokį. Iš tikrųjų, matėte ir patys, kai mes dirbam ant ribos ties trejetu, ties 3 dienom, gali atsirasti pavojus, jog dėl netinkamų orų sąlygų, dėl vėjuotumo, saulės, drėgmės kiekio, rasa nenukritusi ir panašiai, ūkininkai tikrai žino tuos parametrus purškimui tinkamus. Aš vis dėlto gal rekomenduočiau turėti tą šiek tiek į žemesnėje pusę, į mažesnėje pusę tų dienų skaičių negu į didesnę, dėl to, kad purkštuvas turi dirbti sklandžiai ir greitai ir kad suveiktų chemija tinkamai, reikėtų tai padaryti per galima trumpesnį laiko tarpą. Matom, kad 2,4 tai būtų idealus variantas, tai tarpe galbūt netgi 32, jeigu yra toks purkštuvas, užgriebio pločio gali irgi turėti. Taigi rekomendacija būtų turėti kaip galima į mažesnėje pusę atliktų dienų arba rekomenduojamų dienų skaičių atitikimą. Ir su 30 metrų užgriebio pločio automatiškai mes kalbam tik apie sijos plotį. Tačiau noriu paminėti, mes čia nekalbam apie bako tūrį. Gali būti ir 5, ir 6, ir 7 kubai. Čia nekalbam apie tai, kalbam apie užgriebio plotį. Užgriebio plotis reiškia, kad automatiškai prie didesnio užgriebio pločio atsiranda ir komplektuojamas didesnio tūrio bakas. Prie mažesnio purkštuvo komplektuojamas ir mažesnio tūrio bakas. Taigi traukti 30 metrų purkštuvą rekomenduojama įsigyti traktorių nuo 112 iki 134 kW. Dar kaip vieną pavyzdį galim paminėti krautuvus. Krautuvuose skaitinės reikšmės šičia pasirinkti jūs negalit, nes tai matote yra keliamoji galia. Teleskopiniam krautuvam lygiai taip pat neturit pasirinkimo ir nėra prašytas jo našumas. Krautuvo darbas tikrai yra specifinis, jisai yra skirtas tiek augalininkystės, tiek daržininkystės, tiek gyvulininkystės sektoriuje. Augalininkystėje jisai atlieka krovos darbus daržovių konteineriams išvežti, kitiem pagalbiniam darbam atlikti, privežti bulvių sodinimo, sakykime, tas dėžes, jas iškratyti ir panašiai. Augalininkystėje tikrai labai plačiai naudojami tiek krautuvai, tiek teleskopiniai krautuvai. Sėjos metu privežti sėklą prie trašų, prie sėjamosios trašų privežimas lygiai taip pat, kai vykdomas tręšimas.
ir panašiai. Toliau gyvulininkystėje tikrai nemažai yra krautuvo darbo, atliekant tokius pagalbinius dalykus kaip šieno rulonų, šiaudų rulonų privežimas, jų kupetavimas įstirtas šitų rulonų, išvežimas tų rulonų iš lauko arba dėjimas ant platformos ir išvežti derlių, sakykime, tuo šienainį ar šiaudus iš laukų. Taigi darbų tikrai yra įvairių ir kaip nustatyti hektarus ten per valandą iš tikrųjų ganėtinai būtų sudėtinga, tai priklauso nuo žolės kiekio. Tačiau, nors čia ir negalit suvesti parametrų, galim eiti tada tolyn, galim pasižiūrėti, ką sako kita lentelė. Taigi poreikio lentelė. Krautuvą, paprastą krautuvą, frontalinį krautuvą rekomenduojama yra turėti iki 150 hektarų ūkiui. Teleskopinį krautuvą virš 150 hektarų. Dažnu atveju yra kalbama apie tai, kad netgi ir bulvininkystę užsiimantis ūkininkai, kurie turi 100 hektarų, 120 hektarų, tikrai to poreikio didelio nėra turėti teleskopinį krautuvą. Teleskopinis krautuvas yra puikus variantas, jis yra greitesnis kur kas, sparčiau vyksta darbai, tačiau tuo metu, norint įsigyti krautuvą, mes turim ir įvertinti, jog mes turim pakankamai didelį derlių bulvių, mes turim labai didelį derlių, tarkim, augalininkystės, daržininkystės produkcijos, cukrinių runkelių, kitų daržovių ir panašiai, kai reikia greitai nuvežti labai didelius kiekius produkcijos. Paprastai krautuvai tiek bulvininkystės sektoriuje dirbantys žmonės, su kuriais teko kalbėti, jiem pilnai užtenka 100 hektarų, 150 hektarų, kalbama, nereikia šito. Puikiai susitvarkom su frontaliniu krautuvu. Taigi, ką dar reikėtų paminėti ir atkreipti dėmesį, jog būtų gerai, kad ūkininkai ir patys paskaičiuotų, jog darbo valandų kiekis šitam krautuvui, frontaliniam krautuvui, 400 valandų, šiek tiek gal ir mažiau, reikėtų jį apkrauti, priešingų atveju, kaip mes jį ruošiamės tada eksploatuoti. Ir teleskopinis krautuvas naudojamas, kai jo poreikis yra daugiau kaip 450 valandų per metus, tai yra virš apie 3 mėnesius ir daugiau. Ir automatiškai grįžtant prie lentelės krautuvų, tai krautuvas, teleskopinis krautuvas, tiek krautuvas frontalinis, mes turim pagal kelimo galią, reikia žiūrėti tik kelimo galią, nes nėra kito parametro, teleskopiniai krautuvai yra sukurti pagal jų kelimo galią ir jų vienokio ar kitokio pasirinkimo, plataus pasirinkimo diapazono, galingumo pasirinkimo diapazono didelio nėra. Taigi, pagrindinis kriterijus, į kurį reikia atkreipti dėmesį, tai yra kilimo aukštis, į kurį nori pakelti krovinį ūkininkas ir svoris, kurį jis nori pakelti. Rulonas šieno, šiaudų, šienainio sveria nuo 600 iki 800 kg. Gal bulvių konteineris sveria gal apie kokius, duok tie, iki 500 kg, pusę tonos. Taigi krautuvų keliamoji galia tikrai yra kur kas didesnė, tai čia reikėtų atsižvelgti į tai, ar kilimo aukštis mums reikalingas toks. Šiaudų, šieno, šienainių rulonus ūkininkai turbūt tikrai nestirtuoja jį vieną ant kito 4-5 aukštais, nes apatinis rulonas tikrai sukiužtų. Dažnu atveju, ką tenka ir matyti, tai yra maksimaliai 3 aukštais sukrauti rulonai. Rulono aukštis yra metras. Taigi, metras, 1,20 m, tai galima pagalvoti, ar ne, reikalingas kelimo aukštis ir renkantis teleskopinį krautuvą. Kuo aukščiau iškelia strėlė, kuo didesnis svoris, tuo didesnė ir kaina, aišku, šito teleskopinio krautuvo.
Taigi šitiem darbam reikėtų ir prasvarstyti, kiek yra racionalu turėti krautuvą frontalinį arba teleskopinį krautuvą. Dar dėmesį į žemės ūkio technikos galingumo poreikį augalininkystės, gyvulininkystės ar daržininkystės sektoriuje. Žemdirbystė tiek augalininkystėj, tiek daržininkystėj, tiek gyvulininkystėj skiriasi labai mažai, labai nedaug, ar gal netgi pasakyčiau, kad nesiskiria visai. Tai reiškia, kad tiek plūgui, tiek sėjamai, tiek purkštuvui, tręštuvui, skutikams, barstomai trąšų, ar mums reikia galingesnės technikos, jeigu mes turim daržininkystę, ar turim augalininkystę, ar turim gyvulininkystę. Jeigu mes sėjam javus, sakykime, skutam dirvas, su plūgu ariam, paruošiam ar bulvei, ar grūdui, tai manau, kad tas paruošimas jisai traktoriaus poreikio ar galios poreikio tikrai neiškelia. Kur galios poreikis yra reikšmingesnis arba galimas kitoks galios poreikis, tai yra derliaus nuėmimo metu. Taigi, dirvos paruošime lygiai taip pat gali atsirasti, jeigu mums reikia frezos daržininkystėje, tačiau mes jau turim atskirą eilutę frezą ir tokiu būdu mes jau turim ir skaičiuoti atskirą, tai mes frezom galim ir pasiskaičiuoti ir mes turim skaičiuoti. Sakykime, turim daržininkystėje 25 hektarus, 3 metrų frezą ir mums reikia tada su šitokia freza mes 25 hektarus per 6,5 dienos galėtume padaryti, kai mes sakom, paruošti dirvą norėtųsi per 5-7 dienas jau pasiruošti ją. Ir galios poreikis frezai tikrai važiuojant 2 metrų greičiu vieną kartą, tai yra dirva, nesvarbu jau, tai yra mes jau turim 67 kW 3 metrų užgriebio ploščių, 67 kW traktoriaus galingumą iki. Paprastai kalbama yra apie galingumas arklio galiomis nuo 60 iki 90 metrų, šitą nuo 60 iki 90 arklio galių metrui. Tai mes turim apie 67 kW, tai tikrai yra galimybė padaryti šitos darbus. Taipogi yra atskira skaičiuoti, jeigu ūkininkas vykdo sodinimą bulvių, tai bulvių sodinamosiom bulvių nuėmimo kombainam, ravituvam, kauptuvam, taipogi turim atskiras eilutes, kur pareiškėjas lygiai taip pat gali ir nacionalinės mokėjimo agentūros darbuotojai gali pasirinkti, kiek vagučių skaičius yra sodinamojoje, kiek vagučių skaičius yra bulvių nuėmimo kombaine, ravituve ir atitinkamai galima išskaičiuojamas yra arklio galių poreikis, tiksliau kilovatų poreikis konkrečiai sodinamai arba derliaus nuėmimo kombainui, tai yra bulvių nuėmimo kombainui. Taigi šitie parametrai lygiai taip pat yra įskaičiuoti, juos galima pasirinkti. Taigi, kaip ir minėjau, žemės paruošimo metu išskirtinumo tikrai nematau, nebent tai yra freza plus derliaus nuėmimas daržininkystėje. Dėkoju, baigiu pristatymą.